Užuodžiu naują video. Žiauriai gerą video. Sveiki draugai, senai besimatėm. Iš karto atsiprašau už tai, kad nekėliau savo prižadėtų video iš kempinimo ir dažnų video iš pačios žvejybos. Tačiau, žinot, vasarą reikia mėgautis žvejybą, o ne kept video, nors galima ir taip, bet gal čia labiau šitoj vietoj tinginukas žaidė ir... Bet kažkaip susėmėm ir sugalvojom susukti video. Nors ir sukam tų video, bet su laimikai nieko gero nebuvo, buvom ir lydekaut ir visa kita, o dabar šiandien yra 5 diena, kaip gaudau lynus ir šiaip visai neblogai čia man sekasi, tai galvoju, šiandien reikia parodyti, kaip man tuos lynus iš tikrųjų sekasi, ar jis iš tikrųjų nemeluoja. Tai pabandom jums parodyti, nes pirmas 2 dienas gaudžiau Šakiuose, savo gimtiniai, neblogai pagavau, galėjo būti geriau, bet neblogai. O čia tikrai smarkiai, visai stipriai pagavau ir neblogų, apie kilogramą, žinai, tokių, kurios sublūdinukę ir 0,17 ir 0,18 valiukas, man atrodo, mano plūdinukiais ir šiaip tikrai žiauriai smagiai traukiasi. Tai pabandom šiandien kažką jums parodyti ir pabandyt pagauti. Varom. Maišomis patarmasą, atsivynioja meškerę, dedam masalą ir bandom pagauti lyną. Visas šitas dienas žiauriai gerai sukibo ant dziko ir kartais užmesdavom dar meišlinuką. Tai visi kibimai kažkur būdavo nuo... Kai pradeda jau temt. Vakar vienas pasigavo visiškai apie 1 nakties. Tai buvo paskutinis kibimas ir žvejyba su tuo lynuku ir užbaigiam. Bet šiaip tai visi gražūs lynų kibimai čia man pasitaikė tik pradedant temt. Kaip Šakiuose žvejojau, Šakiuose pavyko suviliot tik nuo 12 valandos nakties iki 3 gal. Tai tą vakarą naktiniai žvejybai, kaip sakant, buvo. Ir irgi visai pasisekė, keli kibimai tikrai buvo dideli, kad net ryte pradėjau zvimti. Tai neištraukiau tų lynukų, bet šiaip visai manau, kad dideli buvo. Tai užsimetam, pradedam maišyti patarmasų. Žiauriai gerai. Ir gylis kažkur šitoj vietoj apie 2-3 metrus, tai kažkur žvejojau apie 2,5, beveik prie dugno. Tai bandom ir šiandien ir pažiūrim, kas gaunas. Vakar maždaug tokiu metu pasigavo 3 karšiai arba plakiai, nelabai skiriu, kur ten karšis, kur ten plakis, ir kokios 4 raudys. Tai dabar galim dar gal ir nesitikėti lyno, nes dar saulė... Kur saulė? Saulė gana aukštai, bet kažką galbūt pavyks ir dabar suviliot. Šiaip šiandien žiauriai šilta. Manau, šilčiau negu vakar, bet ir vakar gerai kibo ir užvakar, tai manau šiluma ne bėda. Tik šiandien truputį bangelės turim vėją, bet manau, tokios bangelės nemaišo visiškai. Gal kaip tik praeidina žuvį. Tad maišom patarmasų
ir papasakojam apie jį, kokį naudojam, nes tikrai šiaip suveikia žiauriai gerai. Žiauriai. Aha, pirmas kibimas buvo toks panašus, sakyčiau, į lynų visai, nes taip gražiai užsėdo. Ai. Man atrodo, kad į lynų tikrai, žinokit. Nes per šitas 5 dienas, kaip žvejojau, kažkaip pradėjau suprast, nes aš čia nepatyręs lynų gaudytojas, bet pradėjau truputį suprast, kur yra lynų kibimai, žinai. Tai man atrodo, žinokit, lyną tik pramazinau. Negalvojau, kad taip greit sukibs. Šiaip sunki vieta ir gan sunku iš tokios vietos išsitraukti, nes pilna žulių aplinkui, kaip matėt. Ir sunku tą tokį dasivesti iki kranto. Aišku, kai pailsini žuvytę, tai visiškai kitaip. Bet su tuo kilograminiu vienu tai visai čia buvo reikalų, nes nei graibštų neturi, nieko neturiu, visiškai plikai, bald, kaip sakoma. Jokių čia graibštų nieko nereikia. Kaip pasakytų Hebra, tik gėjų su graibštais varu. Juokauja. Užmetėm, žodžiu, vėl laukiam kibimo. Turim lorpijo masalą, 10 eurų šiaip kainuoja. Aišku, 2 kilai, bet tikrai žiauriai gerai pasiteisinęs yra. Man čia, kimba vėl. Tai greičiausiai ne lynas čia, aš tai spėju. Nors pirma tai grinai lyninis kibimas buvo. Ne lynas čia. Žodžiu, nesmėj, nesiblaškom. Porai kakuliukų. Pirmas laimikis, koja. Tai greičiausiai ta koja ir iš pradžių kibu, nes visiškai toks pat kibimas. Biškį sumaišiau. Lyno kibimo su kojos kibimu. Naktinį uždėjau. Iškart lynas. Tik biškį važiavo į žolės dabar lynas mūsų. Oi gražus. Gilinokas. Oi geras. Pirmas lynas, gal kilogramų nebus, apie 700 gal, bet gera pradžia. Naktinį uždėjom, truputį palaukiam ir turim. Šiaip visą tį naktinį kažkaip skeptiškai žiūrėdavo. Ant naktinio greičiausiai yra pirma pagauta mano žuvis, ypač lynas. Visą laiką kažkaip atrodo, bliamo per didelis tas naktinis liekas, bet jį traukia, kaip sakant, vis tiek. Liks, dedam naktinį vėl. Nežinau, ar matosi, bet kažkur yra valtis ir bičiukas su valtim nubridęs vidury skaityk gylio iki krūtinės, iki papų. Šis karjeras yra pasižymėjęs dideliam lydekom. Buvom čia išplaukę keletą kartų ir su valtim, su Martynu. Pagavom visai neblogų lydekų, bet tik per visą žvejybą 1-2. Tai kažko stebuklingų nepavyko nufilmuoti ir nieko ir nekėliau. Tai
Galit pažiūrėti, kokias lydekas pagavom. Martinkus vieną pagavo didelį ant didelės gumos. Aš keletą ant swimbaito, jointo ir lydekos apie 3-4 kg. Tai yra didelių ir karpių čionais. Tai vat vienas bičiukas va su valtį nusibridęs tikrina dugną. Bandys greičiausiai karpiaut, kiek girdėjo, ką jis čia šneka. Sakyt, baisiai dugnas žulingas, o dugnas čia tikrai žulingas vietom. Iš vienos pusės gal nelabai, labiau toks žvyriukas, bet vat iš tos pusės žiauriai daug žulių ir supranti, yra bėda su dugninė čia žvejot. Dėl to daug kas žvejoja su plūdė ir gaudo lynus. Pasikeitėm plūdę, truputį sunkesnė, nes lynas įsivertė gražus. Žodžiu, pasikeitėm plūdę į truputį sunkesnė, nes sliekas žiauriai sunkus. Kažkaip pasidarė ramonų naktinių, dar keletą kibimų turėjau, bet vėl pakeitėm plūdę į lengvesnę ir uždėjom vėl dziką ir meišlinuką ir bandom laukti vėl. Yra. Oi, koks didelis. Didžiausias. Dar vienas lyniokas. Didžiausias lynas šitas bus apie kilogramą greičiausiai. Gražus lynas. Geras. Pakeitė masalą. Ant naktinio kažkaip tik tas vienas sukibo, o čia turim gražų apie kilogramą lynioką. Nu ir jau pradėjo tamsėti, tai įjungiam šviesytę. Trečia žuvis, bičiuliai. Visai neblogai. Įsivažiuojam po truputį, Kažkas gaunas.
Ne taip, gal sakyčiau efektyviai kaip vakar kibo, bet kažkaip šiandien didesni tokie, tai kas tikrai nėra blogai. Tęsim žvejybą, žiūrėsim iki kelių čia tas kibimas laikysis ir spręsim, kada traukiam namo. Yra. Oi. Oi. O. Vos išlaikyta veina. Opa. Didžiausia, sakyčiau. Blemba, koks geras. Nelabai matosi. Didelis. Apie kilogramą irgi, gal truputį virš. Gerulis. Nedidelis. Mazgis. Snarglinis. Armatūržuvė. Čiulpažuvė. You name it. Ką, baigiam žvejybą. Tikrai neblogai sekėsi. Vis laik būna taip, kad kai filmuoju, niekad kažko gero nepagaunu. Šiandien kaip tik nudžiugino ir lynų dydis, ir kiekis. Vakar gal truputį aktyviau kibo. Pagavau kokius gal 9-8. Bet dydžio nebuvo galima pasigirti. Nors buvo tų didesnių, buvo šiaip. Žodžiu, šiandien tikrai neblogai. Pagavau savo didžiausią lyną, nesvėriau, nemetavau, bet virš kilogramų, sakykim. Ir susimatom jau neužilgo, nes su draugu, kuriam žiauriai gerą idėją. Tad likit su manimi ir neužilgo vėl pasimatysim. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir gerų lynų jums. Čiau.